Kad jeigu tu dirbi, stengiasi, kaupi kažką, tai organizuoji, bet nemoki džiaugtis šią dieną ir šiuo momentu, tai gyvenimas iš viso neturi prasmės. Jeigu visą laiką yra projekcija į ateitį, kad aš džiaugsiuosi kažkada ateityje, o dabarties nėra. Jeigu tu gerai įsigilini ir pamatai tą visą pilną vaizdą, tai pamatai, kad iš tikrųjų čia ir dabar yra svarbiausia. Na, šiaip kaip, sakykime, toks labai paprastas pavyzdys, jeigu žmogus važiuoja automobiliu ir pergyvena, sakykime, kad va ten atvažiuosi kažkokį galinį tašką ir ten nebus kur automobilį pastatyti, ar gal ten kuro pritrūks, ar ten dar kažkas atsitiks. O realiai jisai gali didžiulę problemą dabar padaryti, savo žioplumu gali avariją padaryti, ar kažko, prižiūrėti kažkokį labai įspūdingą šansą, kažkokį reginį, ar ten žmogų sutikti, ar dar kažką. Tas pergyvenimas dėl ateities iš tikrųjų yra nevaldymas savo minčių, nevaldymas jausmų, nevaldymas hormoninių bangų. Tai reiškia, kad žmogus iš viso negyvena, jisai visą laiką yra projekcija ateityje, arba dar jisai labai užimtas rūpesčiais dėl to, kas įvyko kažkada anksčiau. Tai yra baimės dėl praėjusių kažkokių išgyvenimų. Tai va tas apsibarstymas į ateitį ir praeitį, jisai žmogų iš tikrųjų vargina, neleidžiam džiaugtis tuo, ką jis iš tikrųjų turi, jis jau turi daug, o nemokėtų džiaugtis.